Sveiki, sveiki, jau senokai nesimatėme. Na ką, kviečiu pasivaikščioti po Julijos sodą. Ir kaip visada kelionę pradėsime nuo Little Fresco. Tikrai labai smagi rūšis, veislė tai yra. Šiek tiek kažkas atsitiko mano vienam žiedeliui, bet jisai kitaip kaip jau gražiai nusispalvino rožinė spalva. O čia dar tik tai naujai vejasi žydėti. Pinky Vinky, kur aš abejoju, ar tikrai čia Pinky Vinky. Šalia gatvės gyvenu, pravažiavo mašiną, tai šiek tiek sustabdžiau. Nu taip, tai man patvirtino, kad čia yra gražioji Pinky Vinky. Dabar žiūrėkit, jau lapukai, žiedlapiai tai yra jau nusileido, net ir jau pradeda ružavėti, bet tikrai neapsakomas grožis. Šalia naujokė šiemet. Pirkau ją papildomai. Jinai taip įdomiai suformuota iš, matot, net 3 tokių šakelių. Ir suviniota taip. Ir kaip yra tokia krūminė stiebinė. Toliau eina mano gražioji vanila, numeris 1. Dabar jau skaitosi jau pats jos žydėjimo pikas. Balti žiedai yra pilnai išsiskleidę ir jau netgi pradeda po truputį ružavėti. Nuostabus vaizdas, tiesiog nuostabus. Mano tikslas pasiektas, labai norėjau didelių žiedų ir tiesiog kiekvieną dieną negaliu jomis atsidžiaugti. Šakos tvirtos, jinai pati save laiko, naktį buvo lietutis, bijojau, kad reikės ją paryžti, bet kol kas žiedai laiko patys save. Na, o čia pasižiūrėkit, mano ranka. Ir kiek koks žiedo dydis. Nuostabu, tikrai nuostabu. Ir kaip jau gražiai pilnai žydi. Kurios šakos nuo drėgmės ir nuo temperatūros skirtumo jau pradeda ružavėti. Čia jau kitas etapas. Šiandien dar viena naujokė. Pavadinimų nežinau, nes tiesiog tokias atpirkau. Tai spėju, likti turėtų būti čia Freis Melba, kur iš tikrųjų ir norėjau tokios. Tai šiemet jinai silpnai žydai, bet tikiuosi kitais metais geriau apgenėsiu daugiau ir irgi nudžiugins gražiais žiedais. Ji irgi, žiūrėkit, kaip įdomiai buvo formuojama. Tai yra vienas stiebas, bet buvo šakos ir tos šakos taip suviniotos, kad toks būtų gausesnis tas viršus. Gan įdomiai atrodo, taip ir paliksiu, tik tai bandysiu optimizuoti tą, jau kitais metais palikėdėti mažiau šakų. Stebėkit, rodysiu, kaip mums sekasi formuoti tokią hortenziją. Šalia jos yra nuostabioji vanilė numeris 2, kur, nežinau, dar didesni, žiūrėkit, tie žiedai. Gražus, taip čia palyginti dar su ranka, mano ranka. Ir jeigu čia iš čia pačios, taip kaip parodyti. Nežinau, suliniuoti tikrai reikės ateiti. Nuostabu visiems, kas turi, rekomenduoju turėti vanilę. Žiūrėkit, koks baltas krūmas. Šiek tiek irgi jau pradeda ružavėti. Ružavės dar gražesnis bus. Čia iš tikrųjų ne veltui yra ta veislė, kuri pasaulyje yra numeris 1 parduodama. Tai tikrai verta tos mylimiausios, geidžiamiausios karalienės titulų. Ir pasižiūrėkit, kokios šakos, vėl tą akcentuoju kaskart, bet pati negaliu atsičiaupti tokiu rezultatu. Ir man labai gaila ir pikta, kai tas vanilės pasako, kad jos nelaiko savo žiedų. Tiesiog tai tokia rūšis, kuriai reikia tiesiog atitinkamo formavimo. Kaip matote, mano pavyzdys, tai ir eksperimentas tą įrodo. Didžiuliai
nuostabus grožis. Taip, šalia visiems pasakojau, nes pirkau kaip Herkulės, bet pasižiūrėjau kaip pražydo kitoj pusėje pas mane namo. Kaip pražydo tas Herkulės, tai pasirodo čia visai skirtingos veislės ir vyko klaida. Ir šalia turiu čia grafitį. Irgi pradeda žydėti taip žalsvai ir vėliau nueina taip labai gražiai irgi ružavėja. Labai stambus tie žiedeliai. Krūmas labai tvirtai laiko save. Jam tik tai antras sezonas buvo trumpai genėtas. Matote, visai iš žemės paliktas vos vienas. Buvo dvi šakos ir tada po vieną, vadinasi, porą kučių buvo palikta, nes galbūt vieną išleido iš apačios. Tai irgi labai gražus, labai rekomenduoju. Čia už jo augo didesnės, aukštesnės gėlytės, todėl jisai labiau žalias pas mane toks. O jeigu būtų daugiau saulės, tai jisai būtų turbūt toks geltonesnis. Pasižiūrėsim, reikės kažkaip dar pasidauginti ir pasodintas ten pilnos saulės. Čia dar kolegė, kurios lapukai buvo pavyti, nes labai trūko drėgmės. Va, matot, ne visi dar atsistatė. Tik filmavau video, bet nespėjau kelt, parodysiu. Tai, kaip matote, palaistėm. Aš palaisčiau, lietutis palaistė ir hortenzija atsigavo. Tai kai nulinksta lapukai, reikia skubiai laistyti ir tada žiedai šiek tiek nukentėjo, bet tiek gražiai žydi. Irgi įdomus variantas. Pasižiūrėkit, koks formavimas, kaip ir ant vieno stiebo ir tada taip įdomiai suviniota. Rezultatas kaip ir geras, gražus. Taip, Kuronišikė apgenėtas. Ir štai taip jau atrodo gražuolė metalika. Tikrai jinai labai išskirtinė, jeigu hortenzijos turi savo kažkokį išskirtinumą, tai metalika su nieko nesupainiosite. Šiek tiek panaši su grafiti, bet metalika išduoda tos tokios defertilinį žiedelį, kurie kvepia. Ir kaip ir minėjau, jinai taip gaunasi kaip su tokia mini papuošimu papuošalu, kaip tokia karūna. Šitoj pusėj jinai buvo tokia žalsvesnė ir perėjo į, matote, raudonumą, dėl to, kad jai didžiąją laiko dalį iš tikrųjų šalia auga alyvos. Kitoj pusėje, kitame video parodysiu, kur metalika turiu ir auga ant visiškos saulės. Tai ten, kaip diena ir naktis, galima pamanyti, kad tai dvi skirtingos veislės, bet tai yra skirtumas, kaip vis dėlto, jeigu hortenzijos pasodintos pavėsė ir jeigu jos auga ant saulės, jos gan skirtingai žydi. Taip, čia irgi naujokė, greičiausiai Limelightas pirktas. Irgi taip įdomiai formuojamas buvo. Tokių kojų, pagrindinis stiebas ir čia tai toks kaskadinis genėjimas. Irgi įdomus variantas, žiūrėsim, kaip toliau seksis jį formuoti. Šalia gražioji rožė ir mūsų Summer Love. Summer Love turi, šiaip irgi dalinai auga jinai čia pavėsyje, dėl to nuėjo labiau žaliai, o tos tie žiedai, kurie ant saulės, tai jos tokios kreminės spalvos, labai tankus žiedynas ir tvirtos šakos. Nors ir lietutis šiek tiek nulinko nuo svorio, nuo savo svorio, aišku, nuo lietaus, bet kol kas dar laiko save. Ir čia labai dar jaunas krūmas. Jam tik tai antras sezonas. Summer Love. Tuomet gražiai žydi rožės.
čia yra, turėtų būti Sunday Phrase, bet jinai man tokia aukštoka, tai ir dar nežydė. Tai turiu įtarimų, ar tikrai čia Sunday Phrase. Tai kol kas nekomentuosiu, pasižiūrėsim. Gražus. Irgi Langlaito, toks pats medelis. Ir Bimsret, hortenzija, kuri pražydo anksčiausiai ir labiausiai jau dabar praktiškai labiausiai nusidažiusi. Na ir yra, kaip sakoma, konkurentė Framboisin arba tai lydėjai. Irgi jaunas krūmas, žemas kol kas, bet labai gražiai atrodo. Ir vat matot, kaip spalvingai čia dera prie visos kompozicijos. Taip, dar gražios rožės. Čia irgi labai laukiamas krūmas, tai yra Pink and Rose, Living kolekcijos, Living Pink and Rose. 3 metų buvo parašyta, kad jisai yra. Pradžioje taip labai silpnai vystėsi, bet dabar jau tikrai tvirtos šakos pasidarė. Kol kas vėluoja žydėti, dėl to, kad pas mus toks pavasaris ir vasara keista. Ir šiaip, man atrodo, reikia paskaityti, bet gali būti iš vėlyvesnių irgi veislių. Taip, dar rožės. Na, oi, kas čia į svečius atėjo? Kiš. Jisai toks irgi pateks čia į video. Taip, na, o čia naujovė. Vienas iš paskutiniųjų, gal porą metų tik tai rinkoje, Magical Mount Malinche. Žinokit, labai įspūdingai atrodo. Taip gausi, kad irgi jisai buvo jaunas, kelios šakos išlūžo. Ir vat iš tų likusių, pasižiūrėkit, koks tvirtas, storas ir labai gražios formos. Toks, nežinau kaip čia net nupasakoti, toks kūginės tokios formos, labai gražiai susiformavo toks žiedas, 2 žiedai. Trečias, žinau ar čia susiruoš žydėti ar ne, bet daugiausiai atveju bus tiesiog karkasas kitam sezonui. Na, dar tiesa pradeda šiek tiek ružavėti. Mažai informacijos buvo apie šią veislę, tai pasakosiu, kaip atrodys eigoje. Taip pat šiemet gražiai netyčia susiformavo man stiebinė hortenzija iš Bikoletės rožės. Irgi labai visiems rekomenduoju, labai gražiai, kaip jinai atrodo iš 2 spalvų. Bikoletė nuostabi. Ir netyčia kažkaip gausi ant stiebo irgi stiebinį rožę. Čia irgi pirkau šiemet be pavadinimo, bet manau, kad irgi bus Phrase Melba. Ir pasižiūrėkit, koks skirtumas prieš tai rodžiau, kur daug žiedų ant vieno krūmo, o čia vat vienas stiebas. Iški nulinko nuo vėjo ir reikia paremti geriau. Ir vat kai mažiau žiedų, tai atitinkamai pasižiūrėkit, iš šakos tvirtesnės ir patys žiedai kokie nuostabiai gražus ir jau pradeda keisti spalvą. Čia tik irgi pradeda žydėti, vėluoja, turėtų būti Skyfall. Irgi labai tvirti status stiebai. 3 metų krūmas, bet šiemet toks pavasaris, kad gan sunkiai jie čia nori žydėti. Dar tik tai pratinasi prie grunto, bet jo, čia toks hyacintų Skyfallas irgi turi savo tokią ypatumą. Irgi galima jį atskirti iš daug kitų. Tai yra, kad pas jį tokios hyacintinės formos va šitie maži žiedai. Kaifo. Rožė Barbara laukia savo eilės, kad būtų pasodinta. Magnolija šiemet gražiausiai
paaugo, kai ją atskyrėme pavasarį. Šitą kitą tai biškį stalata, nu, vat taip silpnai, nežinau, ar išgyvens, na, bet kol kas žydėjo ir taip pat žalių lapukų yra, bet irgi jai turbūt reikia laiko. Taip, na ką, dar iš hortenzijų tai turime Bonfire, pagaliau, aš tikiuosi, kad čia bus Bonfire, nes vis dėlto yra pora krūmų, kur pirkau ir netitiko pavadinimai, tai aš labai laukiu. Turėtų būti mano mylimukas, nežinau, nors iš tikrųjų jie visi labai gražus. Bet, na, Bonfire, tai labai praeitais metais ieškojau ir ta, kur praeitais metais pirkau, neišgyveno, tai vat šiemet papildomai užsakinėjau net 2 krūmus dėl viso pikto, tai vat Bonfire numeris 1 jau šiek tiek pradeda krauti šienas. Toliau irgi mylimukas, Bobo, kur irgi bijojau, nes toks keistas buvo man atsiųstas gimtadienio proga. Tai yra, užsakinėjau savo kaip dovaną gimtadienio proga, Bobo. Ir vėliau papasakosiu irgi savo nuomonę, tai vis dėlto reikia genėti tokias vat nykštukinės veislės ar nereikia. Tai kol kas pasigrožėkime tuo debesėliu. Nuostabiai atrodo, labai tankus jisai, pats iš savęs, daug žiedų, irgi jau pradeda ružavėti. Na, tikrai labai įspūdingai atrodo ir papuošia visą čia vaizdą. Taip, šalia irgi pagaliau ir tikiuosi, kad atitiks, yra Magical Mount Blanc. Irgi turėtų būti labai graži hortenzija, na, irgi labai jos laukiu ir kol kas kankina mane, kol kas dar tik rauna žiedus, tai labai su nekantrumu laukiu šio grožio. Šitas krūmas labai mane džiugina, čia Strawberry Blossom, iš tikrųjų yra gan šiek tiek vėlyvesnė veislė ir buvo genėta trumpai. Tačiau, pirmieji žiedai jau pasirodė, gražiai žydi ir jau net, matot, kaip pavyzdys, pradeda žydėti baltai. Tada tai pradeda nuo pačios keisti savo spalvą ir tada jau ružavėja ir toks lieka baltas tas, irgi išskirtinė savybė, tai čia tas balta viršūnėlė tokia atskira. Tai čia pirmieji žiedai, o vėliau dar irgi turėtų pasirodyti ir daugiau. Irgi jaunas krūmas, Framboisin Rensam, arba dar vadinama populiariaus pavadinimas Samarska lydija. Pasižiūrėkite, irgi toks geras pavyzdys, ar ne, pradeda žydėjimą tokių kreminių atspalvių, tuomet pradeda po truputį ružavėti ir jau kai ilgiau pabūna, taip jis pasidaro visiškai rožinė ir, na, čia dar nėra jos maksimumas. Koks kontrastas, kokia rožinė. Ten Strawberry Blossom ir čia galit pasižiūrėti ir Samarska lydija. Bet Dims Red, sakyčiau, irgi gan rožinis. Na, šalia dar vienas Strawberry Blossom, bet matot, čia jisai taip ir turi būti, vėliau žydės. Irgi mano atradimas, irgi mano meilė, čia dar vienas krūmas Little Fresco. Pasižiūrėkite, jisai nykštukinis, neaukštas, irgi pradžiai žydė tokia kreminė spalva ir su laiku, kaip gražiai, tai spalva pasikeičia į tokią rožinę. Nežinau, pirmi metai šiemet žydė, tai tiksliai negaliu pasakyti, kiek jisai, kokiu rožiniu bus galiausiai, bet atrodo tikrai labai gražiai įspūdingai. Šalia auga Polestar. Šiemet tik tai vienas žiedas, nes jį genėjo trumpai, buvo gan silpnas krūmas. Ir kaip ir su Bobo, irgi
Parodysiu, papasakosiu, kokie pliusai ir minusai, kai yra žemas genėjimas tokių nykštukinių veislių. Tai čia jau šiek tiek kita tema, o kol kas polės dar. Čia dar yra Little Rosie, bet tik pradės savo žydėjimą. Buvo genėta žemai ir tik tai vienas stiebas iš jos bus. Jinai irgi iš nykštukinių. Tai kadangi taip gavosi toks variantas, o aš Little Rosie turi 2 vienetus, tai aš pabandysiu gal šito suformuoti Little Rosie ant stiebų. Girdėjau, bet kol kas dar nemačiau, bobo ant stiebų yra, vienai moteriškiai pavyko suformuoti, tai man gal aš bandysiu pasižiūrėti, kaip atrodo Little Rosie, paeksperimentuosiu. Dar rožės. Tai yra vanilė frais, kol kas, irgi. Matot, mano vanilės kelios jau pilnai žydi, net ružavėjo, o šitos buvo sodintos praeitais metais, šiemet netgi šiaip tai persodintos ir kaip iš karto vėluoja tas žydėjimas. Kol kas jos taip nei rišu, nei ką, leidau joms žydėti kaip jos nori, vystytis, o kitais metais yra idėja formuoti ją kaip stiebinį. Čia iš šitos pusės prie namo. Tai tai yra toks mano grožis, mano sodo, kai viskas gražiai žydi. Ir aišku, džiugina kasdien mane pro langą. Tai gražu, keičia spalvas, tai dar gražu, dar įdomiau. Tai šioje dalyje tiek. Gražių visiems hortenzijom.